Sveiki, čia Mini TV. Šiandien pakalbinsime Lietuvoje, tai yra siaurame rate gerai žinoma kardiochirurgijos specialistą Augį Skalperiauską, kuris atliko sensacingą, unikalią ir pirmąją Lietuvoje kardiochirurgijos specialistų gerai vertinamą širdies persodinimo operaciją mini pacientui. Norėtume užduoti turbūt svarbiausią klausimą, kaip laikosi pacientas? Pacientas laikosi geriau, būklė stabilizavosi, jau matom pirmus gyvybės požymius, manoma, kad gyvens. Neatrodo, bet pasitikime specialisto žodžiu. Girdėjome, operacija buvo lydima tam tikrų netikėtumų, gal galite plačiau? Taip, buvo truputis netikėtumų, šiek tiek sudegė mūsų pacientas operacijos metu. Apdegė ar sudegė? Sunku pasakyti, jis jau to neprisimena. Jis jau daugiau nebepyksta, jau padarėm šiek tiek odos persodinimą ir dabar viskas gerai ir niekam nieko neprisipažįstam. Tai jeigu taip sėkmingai vykdėte širdies persodinimo operaciją, galbūt galvojate apie kitų organų persodinimą? Smegenų? Smegenis irgi persodinom. Dar norėtume paklausti, girdėjome, kad pacientas gavo širdies donoro Japono, amžiną jam atilsį, širdį. Kaip manote, ar jam atsilieps? Jūsų pacientas, kaip žinau, europietis? Taip, jis jau europietis, bet jis nežino dar, kad širdis buvo Japono, gal jam nesakom. O Japono smegenis persodino? Taip. Kodėl tiek daug venų? Japonai, sudėtingi žmonės. Mažas, sudėtingas, tikras Japonas. Taip. Norėjom padaryti sumo Lenktynininką. Sumo lenktynininką. Nepavyko? Dar treniruositės? Gal nepavyks, nes per daug smulkus pacientas, jis tiek nesuvalgo. Dar girdėjome, kad širdies donoras buvo trumpų distancijų bėgikas, beveik olimpinis čempionas, galbūt persiduos ir šiam pacientui, kaip manote? Mini pacientas, ateities smulkių ir trumpų distancijų bėgikų čempionas? Mes labai tikimės, kad taip ir bus, bet viską pamatysime, kai jį išrašysime. O kada ketinate išrašyti pacientą? Kaip sekasi reabilituotis? Tikimės, kad balandžio 1 dieną jis išsirašys. Balandžio 1. Taip. Patvirtins dar balandžio 1. Pažiūrėsim, jis balandžio 1 ir papasakos, kaip jis laikosi. Dar vienas klausimas. Gal galime paklausyti, kaip plaka mini paciento širdis? Taip, bet žinokit, be gyvybės palaikymo aparatūros jinai dar neplaka. Bet mes galime šiek tiek pagaivinti. Paklausom. Nelabai stabiliai dar. Japoniškai. Japoniškai. Lėtai. Tikimės pagerės. Labai tikimės, kad pagerės. Sėkmės. Linkime pacientui kuo greičiau pasveikti. Ačiū. Ir jo vardu irgi ačiū. Viso. Mini TV. Viso gero.